Nu, čia šį kartą sulaukėme pačios autorės, viešojo kalbėjimo ekspertės Neringos Bliūdžiūtės, kuri atsinešė savo naujausią knygą labai aiškių, konkrečių pavadinimų tvirtinančių, kad gerai kalbėti gali visi. Sveiki, Neringa. Sveiki. Na tai sakykite, ar gerai kalbėti gali, ar reikia visiems šiandieną? Tikrai gali. Nes mes turim labai tą gilų įsitikinimą, kad čia kažkokia tai ypatinga Dievo dovana, kurią gali turėti tik tai keli išrinktieji. Bet aš esu tvirtai įsitikinusi, kad tai yra technikos, kurių mes visi galim išmokti ir pasilengvinti savo gyvenimą, nes kalbėti reikia visiems. Ne tik tai tiems, kurie užima kažkokias aukštas pozicijas politikoje ar versle, bet tai yra kasdieninės situacijos, kurios ir studentams ir darbe, bet kokias pareigas užimant, mums reikia eiti pristatinėti savo idėjas, mums reikia apginti jas, mes norim pakeisti tam tikrus dalykus ir tam reikia įgūdžių, tam reikia technikų kaip ir bet kurios kitos gyvenimo srities. Ir iš tiesų jumis labai sunku būtų nepatikėti, nes jūs esate rašiusi kalbas pačiai mūsų prezidentai Grybauskaitei ir užsienio ministrui ir esate dirbusi NATO ir žinote, ką reiškia ta tokia tarptautinė komunikacija. Tai įdomu, kaip nusprendėte visą savo patirtį, žinias sudėti į knygą ir pasidalinti su mumis visais. Tiesiog aš pati turėjau labai tokį nelengvą, ar sakyčiau, įprastą santykį su viešu kalbėjimu, kur man nepatiko ir aš maniau, kad aš esu viena tų, kuriai neskirta, bet kadangi gyvenimas privertė kalbėti daug, aš tiesiog norėjau savo padėti ir kai aš supratau, kad tai yra technikos, o tai nėra kažkokios tai duotybės, man tada buvo labai daug pykčio, kad kodėl man niekas to nepasakė. Ir tada, kai aš jau nusprendžiau padėti kitiems, tada reikėjo sudėlioti savo metodologiją, savo žinias į sistemą, nes aš žinau, kad pasakyti, kad daryk taip arba daryk kitaip, tai nėra pagalba. Reikia duoti sistemą, technikos visumą, kuri padėtų kitiems žmonėms. Tai kai aš jau pradėjau konsultuoti kitus, atradau savo sistemą, tada nusprendžiau, kad laikas knygai. Iš tiesų labai įdomu būtų sužinoti, o kada jūs supratote pati, kad štai tai yra tiesiog technikos, o ne kažkokia duotybė? Daugiausia tai buvo mokymuose, kitų mokymuose, nes kai aš pradėjau dirbti NATO, man reikėjo labai daug kalbėti, tai yra pristatinėti NATO įvairioms grupėms. Ir aš to nežinojau, kad man reikės daryti. Aš važiavau, man atrodė daryti visai kitų dalykų. Ir jeigu aš būčiau žinojus, kad tai tiek darbo užtruks ir reikalaus kalbėjimas, aš tikriausiai nebūčiau aplikavusi tą poziciją. Bet kadangi aplikavau, laimėjau ir reikėjo suktis, reikėjo kažkaip iš tos situacijos išsukti, kad ir man pačiai būtų daugiau komforto kalbant ir auditorijų nekankinčiau su ta begalė informacijos, nekankinčiau su savo nerimu, nekankinčiau su neaiškiu kalbėjimu. Tai tiesiog tas poreikis privertė eiti mokytis ir kai keli labai geri treneriai davė tam tikrus pagrindus, aš tada supratau, kad reikia padėti kitiems, nes aš žinau, kad ta būsena yra labai pažįstama daugumai žmonių. Iš tiesų, aš net nebejoju ir tikrai galiu 100% patvirtinti ir iš asmeninės patirties be abejo. Įdomu labai, ką skaitytojai yra šioje knygoje. Ar čia sudėjote kažkokius galbūt pavyzdžius, galingų, efektingų ar neįtaigių kalbų, ar tam tikrus įrankius? Šioje knygoje yra tiek požiūris, kaip žiūrėti į tą viešą kalbėjimą, nes mes tą viešą kalbėjimą ir mistifikuojam ir labai sudievinam, kad tai kažkas tai tokio ir tai mums visiškai nepadeda. Tai yra tikrai paveikus ir įtaigus argumentavimas. Kai mes to išmokstam, kai žinom principus, labai daug palengvėja kalbant, nes tiesiog išmokstam technikų. Tai be to požiūrio yra labai konkrečios technikos, kaip padėti savo ruošiantis pristatymams ir kalboms, kokiais elementais vadovaujantis, kokiais žingsniais vadovaujantis ruoštis. Ir taip pat yra labai daug pavyzdžių, kalbų analizių, parodančių, kaip tai veikia. Ir taip pat yra didelė knygos dalis, yra pokalbiai su įvairiais žinomais žmonėmis Lietuvos, kurie pasidalina savo patirtimi, kaip prisijaukino viešai kalbėjimą. Ir ta mintis, kalbinti juos, buvo būtent ir todėl parodyti, kad visi susiduria su labai panašiom problemom, su nerimu, su negalėjimu išsigryninti, ką aš tikrai noriu pasakyti, su tuo chaosu galvoje, kaip čia susidėlioti tas visas mintis į kažkokią nuoseklę eigą, tai kad mes visi esam labai panašus.
Ir tiesiog vieni išmoko tai to tokiu ilguoju praktikos būdu, nes gyvenimas privertė, įmetė į kažkokias tai situacijos, bet mes galime mokytis iš kitų klaidų. Protingiau sako, kad mokintis iš kitų klaidų, ne iš savo. Tai vat, su tokia intencija ir yra tie visi elementai knygoje. O kas jūs pačią asmeniškai labiausiai įkvėpė? Kokių žmonių, mums žinomų žmonių pavyzdžiai? Aš neturiu gyvenime labai stiprių tokių idealizuojamų žmonių. Mane labai įkvepia daugumo žmonių labai įdomios istorijos. Ir mano ir tas kelias, kurį aš pasirinkau padėti žmonėms tvirčiau kalbėti viešai, dalimi pasirinktas ir dėl to, kad padėti toms istorijoms būti išgirstoms. Ir mes turim labai daug nuostabių, daug žmonių gali papasakoti labai gerų istorijų, labai įdomių istorijų, labai spalvingų istorijų. Todėl mes iš daugelio žmonių galim išmokti. Daugą. Ir dalį tą pastebės skaitytojai ir knygoje. Bet labiausiai tai norėčiau, kad jie patys savas istorijas paleistų gyventi. Taip, čia yra svarbiausia, ar ne? Kalbant apie jūsų teiginius ir pačios knygos aprašymę, tai sakote, kad ne tik prezidentas gali, ar ne, čia visi gali, bet ir ne tik darbe mums to reikia, bet ir asmeninėme gyvenime kartais. Ar galėtumėte konkrečiais, gal net iliustruojančiais pavyzdžiais argumentuoti, kodėl vis tik tai svarbu gerai kalbėti ir asmeninėme gyvenime, tam tikrose situacijose, ko galima pasiekti tokiu kalbėjimu? Na, mums dažnai tiek asmeniniam, profesiniam ar asmeniniam gyvenime mums tiesiog reikia įtikinti, mums tiesiog reikia išgryninti argumentus, mums neužtenka pasakyti, kad darykim taip, arba galvokim taip, arba pradėkim kažką tai veikti kitaip. Mums reikia argumentuoti, kodėl taip veikia. Todėl to viena iš struktūrų, elementari struktūra, kuri gali padėti daugumoje situacijų, tiek šeimyninėse situacijose, tiesiog įvardinti ne tik tai, ką reikia daryti, bet kodėl tai yra problema. Kodėl mes turim to imtis. Ir tada man galbūt nelabai norėsis daryti ko nors, ne, ten išnešti šiukšles, ne, bet jeigu man įtikinamai pasakysiu, kodėl tai yra blogai, jeigu mes jų nenešim, tai iš karto atsiranda argumentacija, kodėl. Ne? Tai ta struktūra kalbų, kuri labai padeda susidėlioti mintis, yra situacija, problema, sprendimas, kas vyksta, kodėl vyksta, arba kodėl tai yra blogai, ką mes turim daryti. Ji tikrai yra labai labai elementari, bet daranti tokius didelius stebuklus tiek profesiniam, tiek asmeniniam gyvenime. Na, o kokiems žmonėms, jeigu galėtumėte apibūdinti, būtų skirta šita knyga? Šiaip manau, kad visiems, bet labiausiai tai tiems, kurie galvoja, kad viešasis kalbėjimas ne man, arba tie, kuriems tiesiog reikia tai daryti, bet meilės ir noro tikrai neturi, nes galvoja, kad man tai čia neišeina. Ir kuriems tas kiekvienas kalbėjimas pareikalauja labai daug energijos. Tai yra bemiegių naktų ir prieš ir po, nes kartais ir po reikia atsigauti po kalbėjimo. Tai kam tai tiesiog yra nemaloni situacija. Ir tiesiog, kad ta situacija pataptų malonesnė, aiškesnė, tvirtesnė, tai čia būtų ta tikriausia auditorija, kuriai, aš manau, jinai bus naudingiausia. Bet taip pat žmonės, kurie patogiai jaučiasi kalbėdami viešai, pasitvirtinti tiesiog tam tikrus dalykus, nes tai nėra kažkokios tai naujovės nuleistos iš Marso. Tai yra tikrai praktikos, kurios surinktos jau stebint kitų žmonių praktiką, stebint, kas veikia. Tai tiesiog pasitvirtinti savo, kad tai, kas galbūt intuityviai atrodė, kad aš darau taip, tiesiog pasitvirtinti, kad toks ir yra metodas, taip ir reikėtų daryti ir viskas čia yra tvarkoje. Tai tiek tiems, kurių kelias dar pakankamai šviežias, tiems, kurie jau yra matę šilto ir šalto, bet nori to vidinio tvirto tikėjimo, kad tai yra gerai, nes pagrindinė problema, kad mūsų to niekur nemoko. Ir viešasis kalbėjimas yra viena iš tų sričių, vienintelė gal net sakyčiau, kur mes tikimės, kad kažkaip turi išeiti. Niekur kitur, visur kitur, kai mes pradedam naujus dalykus, mes žiūrim, kur galėtume technikų išmokti, ne? Ar tai sportas, ar tai nauja kompiuterinė programa, yra kažkokie tai principai. O su viešųjų kalbėjimu mes turim tą įsitikinimą, kad kažkaip. Ir nuo pat mažų dienų jau mokyklos, ar ne, iš mūsų to reikalaujama tiesiog, kad mes kalbėtume. Taip, bet neduodama pagrindų, tai dėl to yra ir knyga, ir dėl to turiu taip pat parengusi tas kalbų rengimo korteles, kalbykla,
kurios būtent intencija ir yra, kad žingsnis po žingsnio mes įgytytume technikas. Nes kai žinom techniką ir ją padarom gerai, atsiranda tas tvirtas žinojimas, kad kažkaip turi išeiti. Jeigu darau pagal teisingą techniką, ne, jeigu metu techniškai į krepšį, tai yra tikriausiai padidinu šansą, kad įmesiu, taip. Arba jeigu plaukiu su tam tikra technika, tai taip pat didėja galimybė, kad kažkaip išeis, ne. Tai taip pat intencija su kortelėmis yra duoti tas technikas, kurios tą plaukimą viešoje erdvėje darytų patogesnį ir užtikrintesnį. Čia, man atrodo, labai patogi priemonė galbūt tiems, kuriems reikia susikoncentruoti ties pažingsniui, ar ne, vieną techniką išmoksiu ir dabar savaitę aš ją analizuosiu ir bandysiu kaip su visais žmonėmis ir šeimoje, ir viešumoje, ir darbe. Tai aš prisikabinčiau turbūt ant lentelės kokias prie savo darbo stalo ir žiūrėčiau kokią savaitę ir tada bandyčiau su tuo darbuotis. Tai kaip suprantu, kortelės čia ne kartu su knyga eina, ar ne? Kortelės jau reikia atskirai matyti kažkaip, tai jas gauti, įsigyti. Kortelės galima įsigyti atskirai mano puslapyje One World Awards, bet jos labai draugiškai bendrauja, nes jos gimė labai panašiu metu ir su ta pačia intencija, kad duoti žmonėms įgūdžius kalbėti tvirčiau. Ir knygoje visą tai yra plačiau aprašyta, kortelės yra tokia labai koncentruota metodinė medžiaga. Labai dėkoju Jums už tai, kad čia atvykote ir iš tiesų pasidalinot jau labai vertingais patarimais. Ačiū Jums, kad pasikvietėte.